500 vaikų iš 15 valstybių. Tokiais įspūdingais skaičiais šiemet gali didžiuotis tarptautinis jaunųjų talentų konkursas Kaunas Talent. Jo organizatoriai teigia, kad kasmet čia susirenka itin stiprūs jaunieji atlikėjai, šokėjai ir dainininkai, kurių dainos po konkurso pasklinda po visą pasaulį. Renginį stebintys prodiuseriai juos kviečia į kitus tarptautinius projektus. Šiemet mes vertinimo komisijoje turime žmonės, kompozitorius, prodiuserius iš Italijos, iš Pompėjos, labai didelio italų konkurso, kuris, aišku, jau vaikus nusižiūrėjo ir kvies į Italiją. Toliau mes turime šiemet Lisabonos televizijos vyriausią muzikos redaktorių. Tai vėlgi yra minčių ir yra pasiūlymų kažkur važiuoti, ne tik lietuviams, aišku, bet tiesiog viso konkurso dalyviams. Vaikus rengia mokytojai teigia, kad kasmet dalyvių meninis lygis auga. Taip populiarinama ir remiama vaikų ir jaunimo muzika, atrandami ir paskatinami talentingi jaunieji atlikėjai. Ir svarbiausia, jog šiame konkurse egzistuoja sveika konkurencija. Aišku, slavų kilmės vaikučiai tai labai skambus balsai, visai kitokia mokykla dainavimo yra, bet lietuviškas dainavimas subtilus, daug spalvų balsuose, ir aplamai. Tai yra skirtingi dalykai. Mūsų vaikučiai yra šaunuoliai, labai puikiai pasirodė, labai gražaus jaunimo turime, bet užsieniečių tikrai yra verta ir pamatyti, ir paklausyti, nes nuostabus vaikai. Jau konkurso metu dainorėliai dalyvavo tiesioginėse Rusijos radijo laidose. Čia skambėjo ir jų dainos. Jaunaisiais atlikėjais susidomėjo ir Latvijos atstovai. Talentingiems jaunuoliams tai puikiai proga tapti žinomais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.